Lietuvoje, kur ilgus dešimtmečius buvo įsiviešpatavusi cenzūra ir ideologinė kontrolė, satyra staiga kone per vieną naktį tapo ne tik meninės išraiškos forma, bet ir pasipriešinimo aižėjančiam režimui vėliava. Žvelgiant iš per 30 metų subrendusių demokratijos bokštų, šiandien matyti Šėpos teatras unikalus kultūrinis reiškinys, kuris tapo tvirtų skydų, dengiančių nuo režimo propagandinio ruporo. Už uždarų durų kukliose erdvėse jis skleidė tai, apie ką garsiai kalbėti buvo pavojinga – ironiją, kritišką žvilgsnį ir tiesą tarp eilučių. Šėpos teatras ilgainiui tapo slaptų visuomenės veidrodžiu, kuriame žmonės atpažino realybę ir tyliai juokėsi iš sistemos. Komunistinė valdžia į šią kūrybinę laisvę žvelgė su įtarimu. Satyra buvo matoma kaip grėsmė, galinti pažadinti visuomenės sąmoningumą. Šėpos teatras daigus leido savotiškame pogrindyje, bet jo dvasia skverbėsi giliau nei bet kokia režimo pateikta propagandos forma. Teatro poveikis – tai nebylus, bet reikšmingas laisvės ilgesio įrodymas okupuotoje Lietuvoje. Per visą sovietmetį prisikaupė tos antisovietinės energijos ir tos panikos ir pasišlykštėjimo visą šitą santvarką. Kai Gintaras Varnas pasiūlė atgaivinti tą Šopką, Vilenską ir pritaikyti tų dienų aktualijoms, tai buvo, kada vis pradėjau? 88, nes įstojom į akademiją, tai čia kažkaip tai jau tą rudenį ir pradėjom. Tada atsimenu, mes visas kursas ten prie badaujančių ciziko budėjom, prie katedros naktimis, nes ten kitoj gatvės pusėje stovėjo mašinos su kareiviais, tenais pasiruošę buvo ten nušluoti visus, kurie ten protestavo. Tai kai Gintaras Varnas pasiūlė šitą Šėpos teatro idėją, tai mes ten su didžiausiu entuziazmu ėmėm šitos veiklos, nes pati idėja buvo tokia, kad prieš sovietinę valdžią padaryti spektakliuką tokį humoristinį, aštrų. Patys ir tas lėles darėm, kaip pasakyti, ten kas... Ten dailininkai darė ir pačią spintą, ir pačias lėles. Mes ten aktoriukai, studentai ten atlikinėjom ten tos kažkokius juodus darbus, ten rėmelius sukalinėjom ten naktimis. Buvo labai, labai smagu, kad mes turėsim, taip sakant, irgi savo kažkokį tai ginklą, kažkuo tai vožtelti tai sovietiniai valdžiai. Juoktis iš gyvenimo realybės, kažkokios iškreiptos, padidintos, pamažintos poreikis yra milžiniškas. Žmonės labai norėtų pasijuokti iš daug ko. Iš turtuolių, iš varguolių, iš turtingų, iš visai biednų, žodžiu, iš visokiausių žmonių. Tai poreikis yra didžiulis. Kas tai daro labai gabiai, tai greitai susikuria didžiulę karjerą. Kai kas televizijose gyvuoja po šiai dienai, tai aš kalbu apie projektus, kurie daug maž žinomi nuo Infošou KK2 iki Dviračio žinių ir galim dar daugiau rasti kokių nors programų. Bet viena labai aišku, kad su satyra ir humoru yra ypatingai sunku dirbti, todėl kad mokėti juoktis ir juokinti žmonės, nenukreipiat į, taip sakant, į žmogų ad hominem kritiką, pasišaipyti iš reiškinio, bet nesužlugdyti konkretų žmogų yra toli gražu didelio talento, kaip čia pasakyti, to talento turi žymiai mažiau žmonių, negu iš tikrųjų tai daro. Tai aktualijų satyros laidos, ypač televizijoje, mano galva, yra šiandieną nusipelniusios labai daug kritikos, ir teigiamos, ir neigiamos, bet aš turiu minėti, kad jos vertos perpratyti dar kelias kartus, pafiltruoti, tarkim, ar visos politinės jėgos yra vienodai pašiepiamos, nes politikai iš principo nusipelno mūsų kritikos ir satyros, bet jeigu vieniem politikam visa kritika ir viena satyra, kitiem ne, tai mes galime nukrypti į laikus, ką darė Vincas Kudirka, beje, jos satyros, kas žino, Vakanalė, Vzetkovičiai, Krugladūrovai, tokie rusiški žodžiai, kurie paversti prilipdyti pavardėm prie visokių biurokratų, valdininkų, buvo puikiausias žanras, spausdintinis, labai dabar reikalingas ir man atrodo yra žmonių, kuriuos mes puikiai žinom, kurie miksuoja neblogai žurnalistiką, informacinę arba kokią nors kitokią kartu su humoru ir čia atsiranda tam tikros problemos, nes žurnalistika, informacinė ir humoras yra nesuderinami absoliučiai dalykai. Šėpos teatro gerbėjai dabar jau be užuolankų pasakoja. Jų gyvenimus lemiančių lėlių pasirodymų laukia su dideliu nekantrumu. Iš pradžių teatro scenoje, vėliau jau ir televizijos ekrane.
Už lėlių stovintiems aktoriams sparnai taip pat užaugo. Jie aiškiai jautė, kad atėjo metas nuo režimo veikėjų veidų nuplėšti veidmainystės kaukės ir gimstančią istoriją rašyti jau nebe raudonų rašalų. Jautėm, kad atėjo laikas ir mes, aišku, dalyvaudavom kiek tik tai galėjom visuose sąjūdžio mitinguose ir mano mama ten pasiuvo, ten ėjo į audinių parduotuvę, ten trispalvę gauti, tai buvo, taip sakant, be šansų, tai rinko ten spalvas, siuvo su mašina, ta prasme, kažkaip tai kotą pasidariau su savo gamybos tą trispalvę. Ir buvo labai smagu ir jautėm, kad atėjo laikas ir kad galim ir mes prisidėti prie viso šito, ne tik tai sąjūdžio mitinguose ten sudalyvauti ir parėkaut. Jautėmės, kad darom kažką labai svarbaus. Čia Gedimino 1, kur sąjūdžio būstinė buvo, teatro sąjunga čia buvo ir toj salytėje rodydavom, tai būdavo po 2, 3, 4 spektaklius į dieną rodydavom. Ir salės lūždavo, tiesiog nebuvo vietos ten daug, žmonės prašydavo, gal galit leisti bent koridoriuje ant laiptų pastovėti, paklausyti, tai pilna būdavo prisigrūdę, nieko nematydavo, nes salė prisigrūdus pilna. Stovėdavo, klausydavo tekstų tik tai, nematydami pačios šėpos. Žinoma, satyros rūbą tuomet nešiojo ne tik Šėpos teatras. Vienaip ar kitaip įvairaus plauko valdininkus per dantį siekia patraukti ir spausdintas žodis. Natūralu, kad neretai jiems prikirpti uodegą pritrūkdavo įrodymų ir tokiu būdu tiesai eilinį kartą pasitarnaudavo humoras. Žinau, kad politikai labai nemėgdavo, kartais skųsdavo net etikos komisijoms, sakydavo, čia aiškiai apie mus rašo, bet sako, vardai pavardės, tai ne jūsų. Nu, bet sako, čia visi atpažįsta, sako, kad aš čia. Tai, žinot, yra vagė kepurė dega kartais toks posakis. Tai nesakyčiau, kad visą laiką felietoną vartoti ir naudoti kaip pagrindinį žanrą vietoj informacijos būtų labai gerai. Bet ten, kur žodžio laisvės mažai, ten, kur galimybės ištirti mažai, ten, kur apskritai autoritarinė, diktatūrinė arba tokia bent jau su žodžio laisvės, spaudos laisvės nesuderinama aplinka, ir tai gali būti rajono lygmenyje, valstybės lygmenyje, satyra išlieka vieninteliu bene žanru, kur galima pašiepti konkrečius žmonės ir nesulaukti greito atsako, kol jie susigaudys, kad čia yra apie juos. Tai sovietmečio žmonės, kurie gyveno Lietuvoje, puikiai žino anekdotų žanrą. Kai kada būdavo įvardinami personažai, kai kada ne, bet jie gyvodavo iš virtuvės į virtuvę ir pagauti autorių buvo labai sudėtinga, būtent pašiepiant tam tikrą elgesį, tam tikrą situaciją, galbūt ne visada ir tiesą sakant. Šėpos teatras nebuvo šiaip saviraiškos forma. Tai buvo tylus, bet atkaklus karas prieš sistemą, kuri stengiasi užgniaužti laisvą mintį. Šėpos trupės kūryba tapo kone kertiniu akmeniu, ant kurio kilo siena, sauganti Lietuvą nuo sovietinio režimo propagandinių atakų. Šėpos teatras gebėjo greitai ir taikliai reaguoti į tuometines aktualijas, atspindėti realybę, kurios nepamatysi televizijoje ar neperskaitysi spaudoje. Nauji politiniai įvykiai, naujos lėlės, nauji personažai. Tai buvo kūrybinė reakcija į ideologinio melo tėkmę, kurioje laisvos Lietuvos idėja buvo slopinama. Teatras tapo gyvų barometrų rodančių, ką iš tiesų galvoja žmonės apie sovietinės sistemos spaudos antraštes. Be jokios abejonės mes stengiamės kuo aktyviau dalyvauti šitam nebyliam kare. Jis kaip nebuvo nebylus mes. Reaguodavom į įvykius ir kartais būdavo, kad kažkas tai atsitinka, reikia daryti naują lėlę, nes ten kažkoks tai personažas naujas atsirado. Iš tikrųjų jautėmės, kad darom kažką tai labai svarbaus. Ir jautėm, kad tas kažkoks tai satyros ginklas, jis yra gan galingas, nes kalbos klydo, žiūrovai tiesiog peržėsi, kaip jau sakiau, ir žmonės jautėm, kad savo indėlį kažkokį tai į visą šitą sąjūdžio darbą mes įdedam ir nemažą. Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad Šėpos teatro aktoriai slėpėsi už lėlių, iš tiesų jie rado genialų būdą prabilti garsiau, nei būtų leidęs bet kuris cenzūros paliestas žodis. Lėlių teatro žanras suteikė jiems laisvę, ne fizinę, bet kūrybinę ir simbolinę, kurią jie pavertė galingų ginklu prieš sovietinę propagandą. Lėlės nebuvo tik personažai, jos buvo satyros taikiniai.
Ten, kur aktorius būtų ribojamas grimų ar scenos tikrovė, lėlė galėjo tapti bet kuo, net pačia sistema. Tai leido aktoriams išreikšti tai, kas teatro scenoje tikėtina būtų cenzūruojama ar apskritai uždrausta. Lėlių teatro žanras, jisai yra labai dėkingas dėl to, kad tos lėlės galėjo tą satyros formą pasakyti daug daugiau, negu kad aktorius galėtų suvaidinti, vaidinamas kažkokį tai personažą. Manau, kad tai yra daug dėkingesnis dalykas. Jos galėjo ten, nežinau, jos galėjo skraidyti, jos galėjo vienu metu atsirasti keliose vietose. Manau, kad tai yra daug dėkingesnis dalykas, negu kad aktoriai vaidintų kažkokius tai personažus. Prezidento reik žinia, moteriškės parduotuviai agituoja už mane. Prezidentas būsiu aš. Moterys, ant rankų neš. Pradėti reikia nuo literatūros klasikų ir aš turbūt vis tiek numeris vienas, bent jau man asmeniškai, buvo yra Balys Sruoga su Dievų mišku. Kūrinys, kuris tiek pat tragiškas, kiek ir linksmas gali būti. Ir aš kol kas neturiu literatūroje savo asmeniškai įdomesnio, geresnio, nors yra pakankamai daug ir poetų, ir rašytojų, kurie tą žanrą išplėtojo. Sovietmečiu be jokios abejonės labai džiugu, kad buvo žurnalai ir leidiniai, kuriuose buvo bandoma viena vertus išnaudojant propagandai pirmiausia, Šluotos leidinys, kurį daug kas turbūt gal žino kaip klasikiniai tokie. Lietuvoje formavosi labai didelę plejadą tokių žmonių, kurie dirbo ir su karikatūrom, su komiksais ir su tekstais. Ir turbūt priešaušris visas mūsų nepriklausomybės simbolizavo, kad turi kažkas išsiversti dar stipriau. Ir dar stipriau tai, kas buvo daug metų slopinta. Įvairių stereotipai, tokie konservatyvioji visuomenė, tai radio šou be jokios abejonės kasetės, magnetinės kasetės įrašai, kurie plito įvairiausiam formom. Nuo oficialios prekybos iki neoficialių kažkokių įrašų, dalis matyti necenzūruotų dar buvo labiau. Vis dėlto Šėpos teatro trupė dėl pasirodymų turinio kone nuolatos turėjo dirščioti per petį. Naivu buvo tikėti, kad režimas ims ir leis tiesiog skleistis laisvai minčiai, ypač kai lėlės apie tuometinius lyderius į žmonės prabildavo režimui nepatogia kalba. Vis dėlto jaunam Šėpos teatro kolektyvui raudonos linijos neegzistavo. Taip, tai neišeinam, nei paliekam. Apsispręs negalim niekai. Mes supratom, kad šitą kelią įžengėm ir kad raudonų linijų jau, taip sakant, ar tiek, ar daugiau, vis tiek, jeigu jau viskas grįš atgal, tai mums ar taip šakės. Tai kažkokiu tai raudonų linijų neturėjom, kad oi, gal šito nedarom. Ne, kaip tik darom. Kaip tik darom ir kuo aštriau ir išvis, ir sumalti visus, demaskuoti ir Brazauską, ir Prūnskinę, ir visus veidmainius, ir būdavo tokių neramių momentų. Mes buvom studentai, ryte paskaitos, paskui Vaitkus mus kankindavo iki kokios 11 vakaro ir mes repetuodavom naktimis, tai repetuodavom, kol jau visai išsekdavom, ten kokią 4 paryčiais jau griūdavom tenais ant žemės, ten ant kulisų pamiegodavom ir ryte jau užgriuvusiam akim bėgam į paskaitas, ten paskaitose biškai tai miegam. Tai būdavo, kad pasirodydavo kažkokiu tai keistų personažų. Labai gerai prisimenu, staiga pasirodo, o ten antram aukšte Teatro Sąjungoje ta salytė. Durys į apačią, taigi nerakinamos. Ir staiga pasirodo kažkoks diedas, girtas. Girtas visiškai, kad čia vyrai veikia, kad čia darėtas teatras. Ir sakau, bet tai nuo jo jokio alkoholio kvapo nėra. Tiesiog va tokia kažkokia tai... Vyrai, čia jūs leidimą turit? Suprantam, kad čia vyksta kažkokie tokie bandymai terrorizuoti, bandymai išgąsdinti. Buvo tas neramumas kažkoks tai, bet sakau, tas jaunatviškas entuziazmas, kad viskas atėjo mūsų laikas ir mes dabar eisim iki galo. Dokumento pasirašyti!
rašyti, gali Landsbergis mane kontrabosu užtrankyti. Kad 20 amžius ir satyra dažniausiai ir buvo tik tai propagandos įrankis. Dažniausiai propagandos įrankis, nes turėkim galvo, kad 20 amžiuje žiniasklaidą valdė arba valstybės, valdžios institucijos, valdžios, arba turtingi žmonės, kurie turėjo kooperaciją su valdžia. Tai tikrų nepriklausomų satyros humoro veikėjų buvo labai mažai, nes kur be pasiskelbsi. Dabar, aišku, laikai kiti, yra socialiniai tinklai, interneto svetainės, kur galima daugiau visko daryti. Ir šitą žanrą šitiek pakeitė memai. Vėlgi fenomenas memų, bet memai kaip niekas kitas šiais laikais yra propagandos įrankis. Ir dėja, bet aš turiu pasakyti liūdną patirtį Lietuvos, kad kai žiniasklaidai kad nors paskleidžiama neteisinga, netiksli informacija, memai pasklinda masiškai iš karto, informacija vėliau patikslinama, o memai gyvena savo gyvenimą. Vis dėlto trupės nerimą ar baimės atpirkdavo premjeros ar pasirodymai, kuriuos stebėdavo jų kūriami personažai. Nerimo jausmas buvo, bet didesnis buvo tas džiaugsmo savivertės jausmas, kai koks Vytautas Landsbergis, kiek jis kartų jis yra žiūrėjęs tą patį spektaklį, aš nepasakysiu, 4, 5, 6 kartus sėdėdavo ir Landsbergis atėjo, nu tai šiandien jau, taip sakant, dar su didesnė ugnelė sėdė Landsbergis. Smagu būdavo, ateidavo ir Landsbergis, ir Ozolas, ir aš dabar jau neprisiminsiu kiek, bet iš tų sąjūdžio vadų ateidavo ir mes jautėm tokį kaip dopingą, kad taip, teisingai dar labiau reikia, dar geriau. Prunskienė tada irgi buvo kaip ir teigiamas personažas. Paskui mes sužinojom, kad jinai Šatrijos ragana ir tada buvo viena iš sąjūdžio irgi tokių vėliavnešių. Bandymas adaptuotis ir įlysti, prisiklijuoti. Aš labai gerai prisimenu sąjūdžio mitingą Vingio parke, kai malūnsparniai skraidė, kai mėtė ten tos lapelius, kad, taip sakant, jūs čia įsivaikščiokit. Ir tai yra nelegalu. Ir aš atsimenu, kai mitingo pradžioj išėjo Brazauskas, atėjo prie mikrofono ir čia kokia čia nepriklausomybė, čia reikia, taip sakant, nebent tik tai ekonominė. Ir buvo nušvilptas visiškai. Paskui ten kalbėjo daug kitų kalbėtojų, Brazauskas stovėjo, mitingo pabaigo vis tiek jisai prisibėrė. Ne, tai jūs mane netaip supratot. Aš irgi už nepriklausomybę, bet ne taip iš karto, step by step, stepas po stepo. Suprato, kad jeigu jisai nesiklijuos prie šitų kažkokių tai naujų idėjų, kad vis tik Lietuvai reikalinga nepriklausomybė, tai jisai bus nustumtas į šalį. Iš Rusijos humoras emigravo. Ir galima sakyti drąsiai. Ir aš turiu minėti ne tik konkrečius žmonės kaip Maksimą Galkiną, kuris buvo prie jos išvykti, bet ir Šenderovičių, rašytoją, kuris su lėlėm savo laiku buvo didžiulis fenomenas, 20 amžius, kas atsimena ir dar žiūrėjo ir suprato rusiškos televizijos laidas. Tai toks popi šou, lėlių teatras, kur Šenderovičiaus vaidmuo buvo labai ryškus ir scenarius darant ir tuos personažus. Tai Sovietų Sąjungoje ir Rusijoje sovietinė, kadangi tai buvo vis tiek autoritarinis režimas, humoras buvo ir klestėjo tol, kol jis galėjo būti nebaudžiamas labai rimtai. Kai buvo baudžiamas labai rimtai, tai žmonės juokaudavo atsargiai labai. Rusija akivaizdžiai turi dabar, ir visą laiką turėjo labai daug problemų vidinių, todėl žmonėms tik juoktis ir belikdavo. Kadangi valdžios valdoma žiniasklaida neleisdavo net kritikuoti bet kokių dalykų, kurių nenorėjo valdžia, kad būtų kritikuojama, arba apskritai kalbėti apie dalį temų, tai tik humoras ir beliko. Bet aišku, šiandieną Rusijoje man tenka pasižiūrėti karts nuo karto kažkokius programas, tai akivaizdžiai tas humoras nukrypo į tokį, vadinkim taip, senaisiais terminais juodą humorą, kur iš tikrųjų juokaujama iš to, iš ko turėtų būti verkiama, nuo ko turėtų būti verkiama. Ir man atrodo, baisu tą pasakyti, bet dėrybos tarp Rusijos vadinamojo lyderio Vladimiro Putino, vadinamojo lyderio, siek sakau, nes jis laisvai nerengtas, ir tarp tikrai laisvai išrinkto Volodymyro Zelenskio, tiesiog dėrybos neįmanomos. Putinas yra kaip skruzdėlė prieš dramblį. Jis yra bejausmis, be humoro, niekšiškos prigimties žmogus, kuris nuolatos tik meluot sugeba.
Sovietmečiu, kai propaganda formavo režimui teisingą visuomenės mintį, satyra buvo vienas iš nedaugelio būdų prabilti neužsitraukiant sistemos nemalonės. Už humoro šydo visuomet slypėjo laisvė, o ironijos kaukė dengė pasipriešinimą. Šiandien, kai žodis nebevaržomas, satyra vis dar randa savo vietą. Tai priminimas, kad laisvė nėra savaime suprantama. Dabar tiesą galima sakyti garsiai, tačiau vis dar atsiranda norų problemas vynioti į blizgančius saldainių popierėlius. Satyrinis kalbėjimas, jisai visą laiką yra įtaigus. Žinot, karaliaus juokdarys gali daugiau pasakyti negu jo patarėjas. Jisai gali visą tai pateikti humoro formą ir aš kvailelis man galima. Patarėjas pasakęs kažkokią tai per daug aštrią teisybę gali netekti galvos. Tai aš manau, kad satyra visais laikais turi daug didesnės galimybės. O jeigu oficialiai šnekama, tai žiūrint, kas šneka. Jeigu šneka žmogus turintis visuomenį autoritetą, jo klausoma. Jeigu žmogus, taip sakant, pastoviai kalbantis vėjus, staiga pasakė kažkokią teisybę, tai galima nurašyti, taip sakant, ant vėjų kalbėtojo. Iš kitos pusės dar yra, taip sakant, kiek žmogus gerai moka meluoti. Jeigu jisai moka įvynioti į popierėlį didžiausią melą, arba gal ir ne didžiausią melą, bet įvynioti į popierėlį, kur atrodo, kad skanus saldainis, tai liaudis suvalgys ir tai. Humoras, jisai apskritai istoriškai įgydavo vis kitas formas ir dėl tų priežasčių, kad tie, kas iš kurių būdavo šaipomas arba iš kurių juokaujama, jie išmoko ignoruoti, kovoti, apeiti arba padaryti nuobodžiu. Reikia pripažinti, kad demokratinėse visuomenėse, išsivysčiusiose visuomenėse yra žymiai mažiau priežasčių ieškoti, iš ko pasišaipyti, nei toje sistemoje, kurioje yra vien absurdai. Absurdai ir gerąja ir blogąja prasme. Tai čia yra viena iš priežasčių, o antra priežastis, man atrodo, kad pasaulis tapo pernelyg racionalus. Ir žmonės dėl tempo gyvenimo būdo, šiandieną net balandžio 1-osios proga, aš bijau sumeluoti, bet žiniasklaidos nebemeluoja, nejuokauja jokiais dalykais, nes bijo, kad, ir man atrodo pagrįstai bijo, kad žmonės gali pamiršti, kas yra balandžio 1. Ir antras dalykas, turbūt pernelyg atsirado daug algoritminių mūsų gyvenimo dalykų, kad jeigu pajaukaus policija, prokuratūra, medicinos darbuotojai, prezidentai, tai gali dėl to karai kilti, jeigu pasibaigtų, būtų labai gerai. Tai su humoru iš tikrųjų labai sudėtinga ir reikia pripažinti dar vieną dalyką, kad humoras visais laikais nebuvo lengvai vienodai suprantamas visiems. Satyra visais laikais buvo visuomenės veidrodis, iškreiptas, bet kartu ir teisingas. Nuo šluotos žurnalo puslapių iki šėpos teatro scenos ji drąsiai atspindėjo tai, ką oficialus kalbėjimas vengia pasakyti. Sovietmečiu satyra tapo tylia rezistencijos forma, o šiandien laisvo žodžio barometru, primenančiu, kad humoro jėga gali būti aštresnė už bet kokią cenzūrą. Satyra verčia mus juoktis, bet kartu ir mąstyti, atpažinti melą, manipuliaciją, tuščius lozungus. Ji išlieka gyva, nes kyla iš žmonių kasdienybės ir jų troškimo matyti tiesą. Kol egzistuos neteisybė, savanaudiškumas ar propagandinės atakos, satyra visada turės ką pasakyti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.